Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą. Ar kada susimąstėte, kokie gyvūnai prieš tūkstančius metų vaikščiojo ten, kur būtent dabar yra jūsų namai? Prieš tūkstančius metų Lietuva buvo visai kitokia. Tai buvo šalta, ledynų sukaustyta žemė, laukinė stepė, kurioje karaliavo tikri gigantai. Šiandieną mes leisimės į stulbinančią kelionę laiku. Jūs išgirsite apie išnykusius Lietuvos gyvūnus, ne tuos, kurie išnyko prieš šimtmetį, bet tuos, kurie vaikščiojo šią žemę su paskutiniuoju ledynmečiu. Tad kaip jie čia atsidūrė, kodėl jie išnyko ir kokius pėdsakus paliko. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir komentarų skiltyje palikti raktinį žodį "noriu". O dabar sveiki atvykę į Lietuvą prieš 10 000 metų. Kad suprastumėme šių gyvūnų istoriją, turime suprasti patį ledynmetį. Paskutinis ledynmetis pavertė didžiąją Europos dalį ledynų. Tačiau pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyse plytėjo taip vadinama mamutų stepė. Šalta, sausa tundra, pilna žiemos augalijos. Šios sąlygos buvo idealios vadinamajai mamutų stepių faunai. Tai buvo masyvių gyvūnų bendruomenė, kuri migravo iš Centrinės Azijos ir Sibiro, paskui besitraukianti ir plintantį ledą, ieškodami gausių ganyklų. Lietuva buvo šio ledynmečio greitkelio dalis. Būtent dėl šios migracijos mes šiandieną randame šių didžių gyvūnų liekanas – dantis, kaulus, iltis, o kartais ir ištisus skeletus. Neabejotinas stepės karalius, kuris vaikščiojo šiose vietovėse, buvo gauruotasis mamutas. Šie gigantai, giminingi šiuolaikiniams drambliams, į mūsų teritoriją atkeliavo iš Sibiro. Jie judėjo didelėmis bandomis, nuolatos migruodami didžiuliais atstumais per stepę, panašiai kaip šiuolaikiniai drambliai. Jų tankus kailis, mažos ausys ir riebalų sluoksnis leido jiems ištverti netgi iki -50 laipsnių šaltį. Mamutų kaulų ir ilčių liekanos randamos visoje Lietuvoje, ypač ežerų ir upių dugne. Tai rodo, kad jie ganėsi čia reguliariai ir gausiai. Mamutai buvo ne tik milžiniški, bet puikiai prisitaikė prie atšiaurių, šaltų stepių, tundros sąlygų. Jų kūną dengia storų, ilgų plaukų sluoksnis, kuris siekia netgi 90 cm ilgį, o po juo buvo tankus pavilnis, izoliuojantis nuo šalčio. Po oda turėjo storą riebalų sluoksnį, kuris veikia kaip papildoma šilumos izoliacija ir energijos atsargos. Mamutai buvo žolėdžiai gyvūnai, o didžiąją jų gyvenimo dalį sudarė nuolatinis maisto ieškojimas. Jų mitybą sudarė stepėse auganti kieta žolė, viksvos, nedideli krūmokšniai ir kerpės. Mamutų iltys buvo ypač įspūdingos, jos galėjo siekti netgi 4,5 metro ilgį ir sverti iki 100 kg. Ilgai buvo manyta, kad iltis buvo skirtos tik gynybai, tačiau manoma, kad pagrindinė jų funkcija buvo padėti rasti maistą, kasti sniegą ar ledą, ieškant po juo užšalusios augalijos. Dėl šios priežasties jų iltis būdavo dažnai smarkiai nudilusios. Mamutai išnyko maždaug prieš 10 000 metų. Yra dvi pagrindinės šio išnykimo teorijos. Pirmoji, jog klimato šilimas sukėlė miškų plitimą, o tai sunaikino mamutų mėgstamą stepės augaliją. Ledynmečio pabaigoje mamutai tapo pagrindiniu maisto šaltiniu pirmiesiems žmonėms. Medžiotojų spaudimas galėjo būti paskutinis smūgis jau ir taip susilpnėjusioms mamutų populiacijoms. Kitas stepės milžinas – gauruotasis raganosis. Nors šiandieną raganosiai asocijuojasi su Afrikos ar Azijos karščiu, šis giminaitis buvo puikiausiai prisitaikęs prie šalčio. Jis taip pat atėjo iš rytų, iš Centrinės Azijos stepių ir buvo tipiškas mamutų faunos narys. Jis greičiausiai buvo vienišas gyvūnas arba gyveno nedidelėmis šeimos grupėmis, migruojančiomis po stepę. Nors jų egzistavimo įrodymų Lietuvoje randama rečiau nei mamutų liekanų, tačiau gauruotų raganosių kaulų liekanos taipogi rastos Nemuno slėnyje, Neringoje prie Šventosios. Tai rodo, kad šis gyvūnas taipogi klaidžiojo po Lietuvos teritoriją. Jie išnyko maždaug tuo pačiu metu kaip ir mamutai. Jie buvo itin jautrus mitybos pokyčiams. Atšilęs klimatas ir stepės virsmas tundra, o vėliau mišku lėmė jų populiacijos mažėjimą. Kur yra dideli žolėdžiai, ten visada yra ir plėšrūnai. Stepėje karaliavo du dideli medžiotojai.
Vienas iš jų tai urvinė hiena, didesnė ir galingesnė šiuolaikinės hienos giminaitė. Šios hienos sekė paskui didelės žolėdžių bandas. Jos buvo ne tik mėsėdės, bet ir puikios maitėdos, galinčios sutraiškyti ir suėsti net storiausius mamutų kaulus. Jos gyveno didelėmis šeimomis, o urvus naudojo kaip prieglobstį ir palikuonio atsvedimui. Nors urvinės hienos ledynmečio laikotarpiu buvo paplitusios didelėje Europos dalyje, jų kaulų radimvietės paprastai siejamos su urvais, kuriuose jos gyveno ir kaupė maistą. Kadangi Lietuva yra lygumų kraštas, kuriame nėra natūralių gilių urvų, tinkamų šiems gyvūnams, jų pėdsakų mūsų teritorijoje aptikti yra itin sunku, bet neabejojama, jog čia jų irgi būta. Dar vienas gigantas, kuris beveik neabejotinai vaikščiojo Lietuvos teritorijoje, tai urvinis liūtas, galingesnis už šiuolaikinius liūtus, kuris irgi kaip hienos medžiojo ligotus ir jaunus mamutus, raganosius ir šiaurinius elnius. Urvinis liūtas tai didžiausias pleistoceno plėšrūnas, dar žinomas Eurazijos urvinio liūto vardu. Buvo viena didžiausių katinių rūšių, kada nors egzistavusių. Jis yra glaudžiai susijęs su dabartiniu Afrikos liūtu, bet buvo gerokai stambesnis ir prisitaikęs prie šalto klimato. Urviniai liūtai klestėjo vėlyvojo pleistoceno laikotarpiu maždaug prieš 10 000 metų. Jų arealas driekėsi nuo Britanijos salų per visą Europą ir Aziją, iki pat Aliaskos ir Šiaurės Amerikos. Ledynmečio laikotarpiu, ypač per paskutinę apledėjimą ir po jo, didžiojoje dabartinės Lietuvos dalyje egzistavo mamutų stepių fauna. Būtent ši stepė, kurioje ganėsi dideli žolėdžiai, buvo ideali aplinka urviniams liūtams. Tais laikais, kai Lietuvos teritoriją dengė ledynas, gyvūnai, įskaitant liūtus, persikėlė į pietus. Tačiau atsitraukus ledynui, jie greitai apgyvendino šias naujas atviras, derlingas medžioklės teritorijas. Urvinis liūtas, sprendžiant pagal fosilijas, buvo įspūdingas gyvūnas, kuris buvo maždaug 15% didesnis už šiuolaikinį Afrikos liūtą. Patinai galėjo sverti iki 400 kg. Nors tiesioginių įrodymų trūksta, kaip jie iš tiesų atrodydavo, pagal urvų piešinius ir gerai išlikusias jauniklių mumijas, manoma, kad jie turės storesnį ir ilgesnį kailį, puikiai pritaikyta prie šalto klimato. Skirtingai nuo Afrikos liūto, daugelis mokslininkų mano, kad urvinių liūtų patinai neturėjo vešlių karčių arba jie buvo labai menki, kadangi storas kailis ir taip teikia pakankamą apsaugą nuo šalčio. Urviniai liūtai buvo maisto grandinės viršūnėje, esminė mamutų stepės ekosistemos dalis. Jų mitybos pagrindą sudarė dideli žolėdžiai, tokie kaip šiauriniai elniai ar laukinių arklių bandos. Jie galėjo medžioti ir jaunus arba sergančius mamutus. Nors Afrikos liūtai medžiojo grupėmis, tačiau abejojama, ar urviniai liūtai buvo socialūs dėl didelio dydžio ir mažesnio aukų tankumo šaltoje stepėje. Kai kurie mokslininkai mano, kad jie galėjo medžioti vieni arba poromis. Urvinis liūtas buvo puikiai prisitaikęs prie peršalusių stepių. Medžiojant stambų grobį buvo gaunama daug energijos ir riebalų, būtinų išgyventi šaltuoju metų laiku. Plėšrūnai turėjo užimti didelius arealus, kad galėtų sekti nuolat migruojančias žolėdžių bandas. Urvinis liūtas išnyko maždaug prieš 10 000 metų, tuo pačiu metu kaip ir didžioji dalis kitos ledynmečio megafaunos. Tarp urvinių liūtų ir pirmųjų Homo sapiens grupių, įskaitant ir tas, kurios pasiekė Lietuvos teritoriją, vyko konkurencija dėl maisto ir buveinių. Nors tiesioginių kaulų radinių trūkumas Lietuvoje yra iššūkis, urvinio liūto buvimas ledynmečio teritorijoje yra neabejotinas pagal jo žinomą paplitimo arealą ir aplinkos pobūdį. Mamutų faunos išnykimą lėmė ne vienas, o du pagrindiniai veiksniai, kurie veikia kartu. Klimato kaita. Gamtos atšilimas pakeitė stepės landšaftą į miškus, o šie gyvūnai negalėjo prisitaikyti prie naujos mitybos. Stepė, jų pagrindinis maisto šaltinis, tiesiog išnyko. Pirmieji žmonės atsikėlę į šias teritorijas buvo įgudę mamutų medžiotojai. Net ir nedidelis medžioklės spaudimas galėjo būti pražūtingas lėtai besidauginančioms populiacijoms, kurias jau silpnino klimato pokyčiai. Visi šie gyvūnai, kurie klajojo po Lietuvos teritoriją, išnyko maždaug prieš 10–12 tūkstančių metų, pasitraukus ledynų ir įsigalėjus šiuolaikiniam miškais apaugusiam peizažui.
Šiandieną, kai vaikštote miškais ar plaukite Nemunu, prisiminkite, kad po jūsų kojomis guli 1000 metų istorija. Tai įrodymas, kad gamta nuolatos keičiasi ir kad Lietuva kadaise buvo namais nepaprastiems galingiams gyvūnams atkeliavusiems iš tolimų kraštų. Ačiū, kad buvote kartu su įdomiąja dokumentika. Ką manote apie ledynmečio Lietuvą? Pasidalinkite savo mintimis komentaruose. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir paspausti varpelį, kad nepraleistumėte kitų įdomių istorijų. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiąja dokumentika.